jinai savo labai, žinai, taip verkt norisi, žinai, kai susinchronizuoji su ja. Jinai rankoje veda savo dukrą, jinai rankoje ją laiko. Jinai mažytė, tai dukrai yra, ne taip ją kaip atsimena, arba kaip tarsi jinai ją mato tokią, kai jai kokių 2 metukai, 3, vat kažkur tokio amžiaus. Ar jai nostalgija yra, kada jinai buvo maža, jinai prisimena ją. Ir jinai tas, žinai, toks ryšys, arba jinai atsimena tą ryšį, koks jisai buvo. Tada, kada jinai galėjo tą kontroliuoti. Dabar jinai negali kontroliuoti procesų. Ir jinai vat už rankos tą savo dukrą mažytę laiko, veda, rodo, kokia jinai laiminga tenai buvo. Tokia laiminga, žinai, rodo, ir jinai ilgisi to. Jinai prisimena, jinai tenais gyvena, jinai užstrigusi tenais yra. Tuose prisiminimuose, kada jinai buvo maža dukra. Nes tada jinai jautė tą ryšį, o dabar jinai to ryšio nejaučia. Jinai dabar pilkumoje tokioj. Tarsi, žinai, rodo ją ir dukra. Dabar, tarsi tai dukra, bet ir ne dukra, jinai tarsi dukroje. Jinai ieško to, kas buvo tenai, žinai, to ryšio. O dabar, jinai žiūrėdama į dukrą, jinai mato kažką tokio tamsaus, žalio, juodo. Kažkoks toks, atrodo, žinai, kaip kažkoks, aš vat kai matau, man taip pačios formos nerodo, tarsi svepia, bet man tai nusipiešia kaip žalias, kažkoks slidus, juodas. Jeigu pasirodo dabar tikrąją formą ir vaizdu, ką jinai ten mato ir kas tenais iš tikrųjų yra. Toks kaip, žinai, kaip gyvatė reptiloidinė kažkokia. Pusiau reptiloidas, pusiau gyvatė kažkokia. Ar jinai yra joje ar šalia? Negaliu pasakyti, ar jinai joje, bet jinai tarsi kaip vibraciškai atpažįsta tą padarą, kuris tenais yra. Ir tarsi, žinai, kaip subtiliame, jinai tai gali skirti. Jinai skiria, va ten, va buvo dukra, va ten jaučiau tuos jausmus, ten, va aš ją atpažįstu, o čia aš jos nejaučiu ir neatpažįstu. Ir va tą padarą jinai jaučia. Gerai. Bet ir pas ją yra su tuo padaru, yra kontrakt, man rodo, prijungimai yra. Pas ją irgi. Čia eina pas ją per kaktoje 2. 2 kaktoje. Gerai. Atrodo, žinai, kaip tokie, kaip laidai tokie, žinai, kaip elektros, pavyzdžiui, žinai, tie tokie laidai būna, tai va taip ir dėl to pas ją tos smegenys, žinai, atrodo kaip sprogs. Tai va irgi pas ją yra, žinai, aš, kadangi dukros nėra leidimo, aš negaliu nuskaitinėti, bet va, kai man rodė dukrą, tai rodė šitą padarą, žinai, kad šitas padaras yra, matyti, ir tenais yra kontraktas. Tik iš dukros nėra leidimo sielos. Nebent per aukščiausiai jo, žinai, galima kažkaip nuskaityti. Bet kad kontraktas pas jas abidvi su juo yra, tai yra. Tai jos dalis tenai sustrigus tuose prisiminimuose, kur dukra tenais buvo. Jinai toje praeityje labai užstrigus. Jinai tarsi, žinai, negyvena čia dabar, jinai praeityje pas ją depresija yra. Ar yra depresijos dvasia? Pati dvasia nėra, bet visi šitie prijungimai jai duoda tokias būsenas depresinės. Ir jo, pas ją yra ta depresija, jinai užeina kas kažkiek laiko, žinai, kaip tas pulsavimas, kaip kvėpavimas, ir jinai vėl grįžta į ten. Ir vėl lyg atsistoja, vėl grįžta atgal, žinai. Ir va taip ją laiko, žinai, va tuose įvykiuose, situacijose, ypač per dukrą ją, žinai, kontroliuoja jos visas būsenas. Ne jinai kontroliuoja va tą, ne dukra čia, ne jinai pati, o ją, žinai, per aplinkinius, ją veikia taip. Per, pas ją nėra to kad jinai priima tai. Jinai mato kaip dukra, nors realiai tai yra aukščiau negu per dukrą pas ją veikia. Čia ją tiesiog veikia taip. Kad jinai būtų užstrigus. Kad jinai negyventų dabartinėje akimirkoje, kad jinai neišjaustų čia ir dabar. Jinai visada tenais, jinai tarsi, žinai, kaip įjungia į tą filmą, pajungia prie tų aparatų, tų, žinai, dirbtinių, kur kvėpavimas tas eina dirbtinis, kūnas biorobotas, jisai tarsi, ir viduje, žinai, kaip, pavyzdžiui, hipnozė, kur pajungia vaizdą, patį ekraną, ir tas ekranas visada rodo tą nesibaigiantį vaizdą, kur jinai visada su dukra ten, tenais laiminga, ten jinai pilnatvė, jinai žiūri į tą dukrą, ir man visada vis repeat, žinai, tas pats vaizdas, žinai, kartojasi jos viduje.
Gerai. Ir koks tikslas viso šito, bet kad jinai būtų tenais pastrigusi? Kodėl jinai tenais yra Nu, pastrigusi? čia reikia bendrauti su tais interferentais, kad plačiau pamatyti, žinai, dabar tik tai ką aplamai iš visų tų vaizdų, kas man matosi, dėliojau, paskiau tada jau reikia atskirai su kiekvienu žiūrėti, nuo apatinių ir žiūrėti, kas čia, kodėl būtent, kokiu tikslu kiekvienas ten tas būtent prisijungia. Jo, jinai žinok, kad gyvenime jinai negyvena, jinai jau visiškai, žinai, tarsi jisai eina paraleliai kažkur jinai dalyvauja, su kažkuo bendrauja, bet jinai net čia, jinai praeityje, visada praeityje. Nėra čia dabar bus. Jinai nepriima, jinai ne čia. Rodo, kai filmą jinai stebi, jinai visada kino teatre sėdi, įsodinta tokia hipnozė ir jinai tenais tą visada kartojasi, o jos kūnas visiškai. Ir jeigu jinai su kūnų praktikos, jei energetiškai net nepritrauks jokių žmonių ar klientų ar dar kažko, pas ją tai neveikia, nes jinai, nu, kaip tu gali pritraukti kažką ar kažkokiam praktikom, jeigu tavo kūnas ir siela visiškai ne kartu, tavo kūnas yra stagnacijoje kažkokioj, užstrigęs, kažkur praeityje esi savo pasąmonėje, kažkokiam astralė keliam. Nu, nesi čia dabar, negali, energijos nėra. Viskas nukreipta interferentam, viskas nukreipta į tuos, tai ką jinai stebi iš tų likučių. tą savo kažkokį praeitą momentą, net ne tai, kad ten gyvenimas, pavadinsi 3 metų ar ten 4, man labai 3-4 metai, kai dukrai buvo už tas, būtent man tame tarpe. Ir ten ir užstrigo. Gerai, ar yra dar kažkas pas ją struktūrą, ar galime pereiti jau į tą taškinį priežasčių gavimo, skanavimo? Jo struktūra irgi nėra taip pakilus, žinai, rodo žemės, nėra, kad jinai atsistojus ant žemės. Jinai visada kybo ore. Visada kaip pakilus. Sklando. Jo. Nėra pas ją susijungimo su įsižeminimo, materijos jinai nejaučia, žinai, jai viskas išslysta. Galaktikos įstatymus ir jie nebūtų visiškai pažeidžiami. Žinai, man rodo, kaip jinai pakilus, ne, kai sakiau, ir taip rankas ištiesiai, dabar pradėjom, žinai, kaip tu pradėjai sakyti, taip jinai iš šalis ištiesiai jinai pakilus ir pradėjau, žinai, tokį kaip garsą skleis, štai kažkokias vibracijas pradėjau kelt, akis pas ją baltos, užsivertę yra, žinai, kad balta. Ir jinai, taip, žinai, tas vibracijas pradėjau kažkokia, žinai, kaip jinai transo, tokia būsenai nuolatiniai, žinai. Pats tas jos kaip subtili ta kopija, jinai pradėjo tokius skleisti garsus. Ir dabar noriu paklausti, kodėl jinai tai daro. Paklausiu dabar. Kažkokia dalis jos dabar atsijungia, žinai, nuo tos subtilios. Jinai tarsi kaip, žinai, kaip subtili kopija, bet subtilios kopijos subtili kopija, dar viena, jinai atsiskyrė. Kodėl jinai atsiskyrė? Kažkoks jos kūnas čia atsiskyrė, žinai. Ar gali pasižiūrėti spalvą, kokia spalva? To kūno, kuris atsiskyrė. Baltas. Kaip sielos kūnas. Kažkoks jos, žinai, tam tikra dalis, kuri, čia jos kažkokia, žinai, dalis, kažkokia kosminė jos, kažkoks kosminė kažkokia jos dalis, kuri pradėjo skleisti tam tikras vibracijas, atsiskyrė nuo tos subtilios kopijos, nes su ją darbas neturi vykti. Ir jinai išėjo iš to kūno ir dabar jinai tiesiog šone stovi, žinai, ir su šitu kūno darbo jokio, nes jisai prie jo neprisijungia, sako niekas, jokia energija, jokie prijungimai. Jisai pas ją kaip kažkoks papildomas kūnas, kuris nekrutomas, prie jo negali prisijungti niekas, bet šitaip sako. Kažkoks kosminis jos kūnas, kažkokia dalis, su kuria jinai šitame įsikūnyme, bet jinai švari, taip sakau. Ar jisai ją pas mus atvedė? Ne, net pats kūnas. Palauktuoja. Šitas kūnas kažkaip sujungia ją su... Šiaip pirmą kartą matau, žinai, kad struktūroje toks dar kūnas būtų ir jisai atsijungia. Kažkoks, žinai, čia kūnas, kur ją jungia su jos kosminė šeima. Kažkoks papildomai jos kosminė šeima turi tuos papildomus kūnus.
Ir tas kūnas dabar kol kas pas ją kaip, na, jisai yra, bet jisai, kol jos kiti kūnai nesusitvarkys, jinai jo taip nejaučia. Jinai jaus jį tik tada, kai jinai įeis į savo tą galę, į savo tą stiprybę ir kai jinai pradės veikti čia ir dabar, kai jinai atsijus, kai susitvarkys jau visi tie kūnai, tada jinai pradės jausti, ką jos tas kūnas jai gali padėti daryti gyvenime. Kaip nuskaitintėti informaciją, dėl to jinai eina į tas kūno tokias praktikas, jinai žino, kad jai su kūnu, bet dabar jai neveikia tai. Jinai lyg informacija ateina, kad su kūnu kažką kūnu turi daryti, dar kažką, ne? Bet dar nepilnai, pas ją nepasijungia. Bet kai jinai išsivalys kitus subtiliuosius kūnus, ne? Fizinį kūną irgi pas ją ir fizinį kūną reikės atstatinėti, nes jisai neveiksnus. Ir tada tas kūnas pilnai sinchronizuosis, net dabar negali sinchronizuotis tas kūnas su žemesnėm vibracijom. O pas ją anie kūnai, jie yra žemų vibracijų, jie nevibruoja taip, kaip netitinka dažniai. Štai matai mane prieš seansą parengė kiekvieną mano ląstelę, kad atitiktų dažniai su jo struktūra, kad aš ją galėčiau nuskanuoti. Ir va tas vat kūnas pas ją, jisai pradės tada sinchronizuosis, kada jos kiti kūnai irgi bus tokio pačio dažnio. Jo. Tai va, ir tas kūnas tada pradės sekti ir jinai pajaus veikimą, ką jinai gali daryti, kokius unikalius dalykus jinai gali daryti ir kaip jinai gali padėti žmonėm. Tas kūnas. Už tai, žinai, kai mes pradėjome, mane nežinai, net tokie širpuliukai, kai pradėjai, žinai, sakyti ir tik tai žiūri tos rankos taip ir pradėjau skleisti tas vibracijas, tai va šitaip, žinai, ir baltos tos akys ir visas tas kūnas, jisai tiesiog atsijungia ir va dabar jisai tiesiog šone, žinai, yra. Ir jisai net nestebi, jisai net nemato, jisai dar aklas, supranti, nes jisai kaip, žinai, toks turi savo sąmonę, tas kūnas, turi savo sąmonę, turi netgi savo, kaip ir nepasąmonė tenais, bet kažkaip kitaip tenais veikimas, žinai, kažkoks kosminis, negaliu, kažkoks plazminis, net nežinau, kas tai pirmą kartą sakau, matau, aš galbūt vėliau, žinai, kai mes pakelsim tų subtilių kūnų vibracijas, tada galbūt, atrodo, jisai negali vienas veikti ar kažkokios informacijos duoti. Tik tai, kai susijungs su jos fiziniu kūnu, kaip susijungs su subtiliaisiais kūnais, kaip siela susijungs, va tada galbūt kažkokią informaciją daugiau dabar sako, kad jisai vienas, jisai informacijos neduoda. Jisai gali tik tai tada, kada viskas susijungia, tada eiti informacija. Gerai. Gerai, tada paliekam dabar kol kas jį nuo šaly, kad jisai atsiskyrė ir visi šie procesai, kaip minėjau, vyks pagal visas galaktikos įstatymus ir tą prižiūri galaktikos policija čionais pas mus erdvėje. Ir dabar tada paprašome pasirodyti to aukšto rango demonam savo tikruoju veidu, tikruoju pavidalu, kad ateitų jisai į šitą erdvę ir ar galėtų jį matyti. Štai man toks matymas, kad atrodo toks didžiulis portalas, tokio kaip pragaras atsivėrė tiesiog. Atrodo, didžiulis portalas, pragaro vartai. Ir jie tokie, žinai, kaip, pavyzdžiui, žvaigždžių yra vartai, ne, va, tokie gražūs, žinai. O čia pragaro tokie ir jie daug didesni. Ir pats pragaras atrodo atėjo pas jie. Ne tai, kad demonas, ne, man pats, nes tai yra matomai labai aukšto rango, kur tu nematai kaip formos, tai matai tiesiog kaip visą pragarą atsivėrusi. Va šitaip, kur atrodo, jinai stovi ir tas pragaras tiesiog kvėpuoja, žinai, tiesiog visas, atrodo, tokia energija, jo kaip koks egregoras, žinai, ten jau tokia kaip sąmonė pati pragaro, supranti, va šitaip nusiskaito. Gerai. Ir dabar tada pasisveikinam su ta visa sąmonė, su to pačiu egregoru ir paprašome, kad jisai suteiktų mums visą reikalingą informaciją ir pasižiūrėk, ar eina informacija, ar sutinka. Toks, žinai, eina iš tenais didžiulis, toks iš to pragaro pačio, didžiulis drakonas. Jisai visas degantis ugninis. Ir jisai turi 3 galvas. Trigalvis drakonas, čia toks kaip demonas, su 3 galvom. Gerai. Ir paklausk tu jo, ar jisai yra tas, su kuriuo mes turime bendrauti, ar jisai yra atsakingas už prijungimus pas deimantės. Jisai čia to pačios, nu kaip atstovas. Ar jisai turi leidimą, ar jisai turi tą galią. Gerai. Ir dabar tada paklausime, ar jisai sutinka atsakyti į visus klausimus, kuriuos jam mes užduosime, gauti informaciją pačiai tikriausiai, geriausiai ir tiksliausiai. Matau, žinai, jo, didelė knyga, labai didžiulė. Gerai. Ir jisai toks didelis. Gerai, ir per kiek sekundžių mainėsi su juo? Piešia amžinybę.
Gerai. Sako, amžinai. Ar tai buvo kažkoks įžadas amžinybės? Čia jinai dėl dukros kažkoks karminis yra. Gerai. Sieja būtent su šitu demonu. Žinai, man tokia, aš tiesiu, o yra, žinai, man rodo demonas, taigi čia sako spyna. Gerai, Sako, dabar. jinai užsidėjo tą spyną, kad tenais negrįžt. Tai jinai amžinai, sako, pažada davė. Kodėl, sako. Ir, žinai, ant tos vat linijos rodo spyna, ant durų spyna, negaliu įeit. Gerai, pasižiūrėk, ar tas nugaroje artefaktas, kurį jinai turi, ar tenais yra raktas, atrakinti tą spyną, pas ją struktūrai. Jo. Gerai, dabar paklausim jos, ar jos aukščiausiai aš, kuri... Laura, su mane. Ir ką jinai sako, ar jos aukščiausiasis aš? To jos. Pasipriešinimą jaučiu. Ir iš kur eina tas pasipriešinimas? Iš jos. Gerai, ir dėl ko tai yra? Dėl ko tas pasipriešinimas eina? Kyla, ar tai jos pačios yra mintis, ar jai yra įrašyta programa, ta, kuri uždėtas pas ją yra kūne kažkur saugiklis, kad jeigu kažkas kažkada bandys atidaryti tą spyną, iš karto jai duoda tokį kaip impulsą, netikrą tą tokį jausmą, kad tai yra pavojus ir jinai tada automatiškai pradeda priešintis. Ar tai yra taip? Žinai, kaip kažkoks tarsi įžadas, kur jeigu čia kontraktai kažkokie yra punktai pas juos, kad tarsi mirsi. Jeigu tu eisi, tu mirsi. Va šitai, vat, toks vat yra. Gerai, tai dabar tada prisitraukia tu tos knygos, neliesk savo rankomis, tegul prisitraukia į ekraną tą knygą ir būtent tas punktas toje sutartyje, kurioje yra tai parašyta. Ir kas tenais parašyta? Tiksliai. Ant tokiais, žinai, kaip skaitmenim kažkokiais lotyniškais. Lotynų kalba ar kažkokia va tokia, būtent ta kalba tenais yra parašyta ir skaičiai ten ir raidės. Gerai, dabar mes paimam tada. Ir tenais eina, žinai, nuo, ne tai, kad, žinai, kaip šitam, kaip musulmoniški, tai musulmonai rašo iš galų, žinai, iš apačios į viršų. Tai va tenais va taip pat yra rašoma. Yra kažkoks pragaro raštininkas, kuris užrašinėja šitus kontraktus. Aš jį matau. Jisai tokia, žinai, kaip pragaro biblioteka. Ir tie kontraktai tenais yra visi saugomi. Tas raštininkas yra, va, kaip, pavyzdžiui, Akašos, ne? Tai čia yra pragaro raštinė, kažkokia pragaro raštinė, man sako, biblioteka. Ir va tenais toje bibliotekoje yra va šitie visi kontraktai sudėlioti su kiekvienu žmogum, kuriuos kiekvienas demonas turi ir ten pagal tą, tai va pas ją yra kažkokia tokia aukštesnio rango, žinai, tie kontraktas, kur ne šiaip, žinai, ten tokia, o pas ją yra tokia labai aukštesnėse lentynose saugomi, žinai, kur retai, kada tu ateisi prie jų, ne tai, kad vat, kiekvieną dieną ateisi va tą knygą, o čia jau skaitusi atskiri kažkokie tai kaip skyriai, kur tokie, žinai, dideli tie kontraktai, kažkokie svarbus kontraktai. Gerai. Ir žinai, va tuos kontraktus, va, sako, ar turite leidimą? Gerai, dabar mes paklausime, iš ko mes turime tą leidimą gauti. Kas atsakingas už išdavimą leidimų šitų? Nes sako, visada reikia ateiti ir prašyti leidimo skaityti. Ne patys šitie demonai, jie leidimo neduoda. Dėl to sako, ir nepersiskaitydavot. Nes ten kopijos būdavo, o originalai visi šitose raštinėse bibliotekose slepiami. Gerai, tai dabar tada paklausime, turime prašyti leidimą, kad galėtume prieiti ir perskaityti tos kontraktus, tas knygas, kurios yra parašytos, būtent kontraktai, kas turi mums suteikti tą leidimą. Prašom pasirodyti mūsų erdvėje. Būtent atsakinga už išdavimą to leidimą. Gerai. Ir dabar ar jie yra galaktikos teisėjai, ar mes galime jos pasikviesti į mūsų erdvę, paprašyti, kad jie ateitų. Tai paprašome, kad jie ateitų. Ir dabar paklaus, kad jie gali mums jį išrašyti. Jo, išrašo dabar tokį kaip lapas užtampa. Gerai. Ir ar tai yra leidimas tik šiam sensui, ir mes jį galime? Ne. Gerai.
kiekvienam seansui, ne visada galim gauti leidimą. Čia pagal sielą arba čia pati priklauso nuo sielos pačios. Gerai. Ir dabar su tuo demonu ir su jos dukra. Ir dabar tada tiesiasi iki pat šakninės priežasties. Pats pirmas įsikūnijimas. Jinai mirė ta dukra tenais. Ir jinai prašė, kaip to demono, kad bendrautų su ja, kad ta dukra, jinai neišeitų. Kad jinai, kaip to pasakyti, tos dukros sielai tenai pastrigus, jinai su ja bendraudavo. Jinai va taip ją prisirišo tenais, kad net po mirties ją paliko tenais, tame įsikūnijimą kartu su dukra, kad jinai bendrautų. Ir jos dalis tenais, ir dukros dalis tenais, ir tas kontraktas, ką jinai pasižadėjo tenais. Pilną užvaldymą. Tokį, žinai, kad tu gali paimti mane, žinai. Tik tai duok man bendrauti su savo, toks, žinai, kaip įžadas prašymas mamos iš širdies, nes dukra liga buvo kažkokia, kur jinai patale kaip vėžys, gal kažkas tokio, žinai. Ir jinai tiesiog nieko, žinai, ir jinai nieko daugiau nematė, tik tai jinai negyvenimo, nieko, jinai ir liko, ta dukra mirė, tai jinai 5 dienas dar laikė tą kūną namuose. Ir jinai meldėsi, ir jinai tas 5 dienas, jinai tiesiog klūpėjo 5 dienas, jinai net nejautė kaip tos 5 dienos, ir tada jinai ėjo į tą transą tokį. Ir užstrigo, pastrigo. Ir jinai tada meldėsi tam demonui, žinai, kaip mamos tos ašaros, jos gali, žinai, atidaryti bet kokius vartus, žinai, pačius didžiausius vartus, kokį tik įmanoma, žinai, gali prakeikti bet ką, žinai, už savo vaiką. Tuo metu, kai mama mylinti, jinai meldžiasi, kai jinai kenčia, kai jinai kankinasi dėl savo vaiko, tuo metu didžiausi maginiai poveikiai gali įvykti, didžiausi prakeikimai, kokie tik tai gali būti, tokių prakeikimų nėra, kokius gali pasiūsti savo mama savo vaikui, arba tuo metu, kai vaikui kažkas nutinka, ir tuo metu mylinti ta širdis, mamos širdis, jinai gali padaryti bet ką, jinai gali save tiesiog, prakeikti, ar pradaryti bet kokius tamsos vartus tuo metu, kai jinai tame skausme, nes jos vibracijos yra žemos ir jinai nevibruoja kartu su Dievu, žinai. Tai jinai atidaro tada ir tada atsidarė tas didelis portalas, o kadangi jinai labai energetiškai, pas ją struktūra yra labai tokia, kosminė, žinai, ir pas ją ta vibracija tokia labai staigia, jinai gali iškelti arba labai staigiai iškelti vibracijas, arba labai staigiai nužeminti vibracijas, pas ją toks, žinai, kaip yra toksai, kur jinai gali arba labai didelius žvaigždžių vartus atverti portalą, žinai, arba jinai gali apatinį. Tai žiūrint, ką jinai tada skleidžia. Ir tuo metu jinai atidarė tą portalą ir pas ją atrodo, žinai, kaip jinai per tas 5 dienas, jinai tarsi buvo įkritusi į kažkokią tai būseną, kur jinai net nejautė, kaip tos 5 dienos praėjo. Ir tuo metu, rodo, žinai, tas portalas atsivėrė ir tokie, žinai, nedideli mažiukai, žinai, kaip velniukai ar kaip kažkokios dvasios, tokie jie nedideli pradėjo pradžioje eiti, tokie su juodom akim, mažuliukai tokie. Ir paskiau, žinai, dar toliau jinai žemino tas vibracijas, tada pradėjo eiti dar žemesnių, žinai, ir taip, žinai, ėjau pagal rangą ir jinai tiesiog tuo metu, tokį kaip kontraktą su pačiu, ne tai, kad pačiu tuo demonu, žinai, tuo trigalviu. Jisai toks kaip sargas, gal, žinai, sakyčiau, pačių pragarų, nes jie labai didžiulis, žinai, ir jų yra labai daug, jie tokie kaip saugotojai to pragaro, žinai, vartų. Supranti, nes jie grinai stovi ant pačių vartų. Ir ten irgi ne bet kas įėjai, supranti, čia yra saugotojas, nes yra tam tikri dažniai, kur negali daeiti kaip hierarchija, supranti, yra šviesos būtybės, yra tamsos ir visur yra ta hierarchija, supranti, tas balansas toksai. Tai kaip prie žvaigždžių vartų stovi sergėtojai, ne šviesos, tai čia stovi tie drakonai, tokie trigalviai, kaip dėl to ir atėjo jisai. Čia ne kaip demonas, sakyčiau, pagal hierarchiją, bet jisai yra toks kaip saugotojas toks. Tų, žinai, vartų. Ir jinai sudarė kontraktą ne tai, kad su kažkokiais atskirais nariais, bet jinai sudarė su pačiu tuo pragaro, su visų pragaro, šitai pas ją. Ir dėl to tas kontraktas yra labai aukštai. Tie tokie, kur kaip su dideliais kažkokiais agregorais, žinai, sakykim, kur ten tiesiog labai labai daug. Jinai gauna kažkokią kolektyvinę patirtį, kur ne jinai kaip viena atskira siela eina, bet eina daugiau sielų vieną patirtį kartu, nes tarsi kažkokios daug sielų, jos greičiau praeina tą patirtį, negu kai jeigu individuali siela eitų tą patirtį. Šitaip rodo. Tarsi visos į kolektyvą greičiau praeini tam tikrus, atrodo, kažkas atsirakina.
žinai, negu kaip individuali. Va taip va eina. Kad jinai priklauso kažkokiai grupiai sielų, kurios irgi turi tą patirtį, kurios irgi turi tą kontraktą, tik visos per skirtingą kažkokią patirtį ją eina. Vat kažkas tokio. Ir jinai gauna tą patirtį, ne kaip individuali siela, bet jinai gauna patirtį, kaip kolektyvų eiti šitą patirtį. Vat šitaip pat. Kažkas tokio. Kad kaip jaučiasi, kai einu kolektyviškai, supranti, kaip tai veikia mane, ką aš jaučiu, ką aš gaunu, kokią patirtį gaunu, žinai, kas per mane tuo metu veikia. Vat kažkas tokio, bet jinai tuo pačiu metu ir jaučia, matai, ir tas kūnas pas ją irgi toks kolektyvinis kažkoks yra, ne, papildomas, kurį turi visi jie, tie, kurie eina tą patirtį. Atrodo, žinai, kaip kažkokia dalis, netų žodžių, žinai, tokia kažkokia, kaip, žinai, kaip toks kvapas sandalwood, žinai, toks kažkoks nusileidžia čia į tam tikrus sluoksnius, atrodo, žinai, kaip kažkas iš aukščiau leidžiasi per dimensinius sluoksnius, užsibūna, vat, tam tikrą laiką, tada leidžiasi dar žemiau ir ta tokia agregorinė, tokia kaip energija, jinai leidžiasi per dimensijas ir tie visi, žinai, žmonės, tos visos sielos, kaip ne žmonės sielos, jos irgi leidžiasi, praeina tam tikras patirtis ir toliau leidžiasi žemyn tom dimensijom ir daeina iki tam tikrų apatinių dimensijų, reikia daeiti iki tos apatinės dimensijos ir tam tikros sielos, jos eina šitas patirtis, ne kaip individualiai, žinai, daugiau nuskaityta eina, bet kaip kolektyviai. Ir jinai šitą patirtį eina kolektyvinę patirtį. Kad jos eina būtent patirti šitas vibracijas, žinai, šitas tokias apatinės vibracijas. Kaip tai jaučiasi, žinai, kad daeiti, va, iki pačios gelmės. Bet tuo pačiu man rodo, kad jie kažkaip net ir transformuoja kiekvieną tą lygmenį, tarsi, žinai, kaip filtras toks. Ir pas ją vat kūne irgi aš matau tam tikrą filtrą, kur nuskaito kiekvieną ląstelę, tada juda žemyn, tada vėl skaito tam tikrą dažnį kažkokį, supranti. Iš kiekvienos dimensijos nuskaito tam tikrą dažnį ir juda dar žemyn. Ir taip tada eina, ir kada eiti, nuskaityti tą dažnį, tu turi pilnai susijungti su pačiu to pragaru, supranti? Kad tai ne taip, tik tai kaip individualiai, bet kaip kolektyviai susijungti su pačiu tuo gilumu. Kad padaryti tam tikras transformacijas tuose sluoksniuose taip pat. Jinai veikia kaip kolektyvinė kažkokia dalis, kažkokio didesnio kolektyvo, kurie daro tam tikrus kaip transformacijas tam tikruose lygmenyse šitos galaktinės sistemos. Kažkas tokio, kažkokius energetinius kolektyvinius darbus daro, taip, man rodo. Ir jinai dalis yra to viso sistemos tos kažkokios, kuri veikia taip. Ir dėl to jinai turi tą tokį atskirą kūną, kuris jisai nepajudinamas yra, kurio, pirmą kartą nusiskaitė, kad toks kūnas yra ir prie kurio jisai visada išlieka švarus. Jisai tarsi, žinai, kaip pasikels tie dažniai tų kitų kūnų, jinai susijungs su tais kūnais ir tada jinai pradės veikti. Jinai atsimins, pas ją atsiminimai visokie bus, jinai atsimins, kas jinai, kaip jinai turi daryti, ką jinai turi daryti, jinai, tiesiog pats kūnas pradės ją informaciją duoti per kūną. Dėl to jinai labai jautriai reaguoja, žinai, ašaros, tas visas atrodo, jinai nesupranta tų pojūčių, žinai, nes nesusijungus. Gerai, o ką gauna būtent tas sergėtojas, tų vartų, tas... Ten ne apie sergėtoją, ten yra irgi tiesiog tai buvo praleista iki tam tikrų sluoksnių. Žinai, man nusiskaito ne taip kaip individuali, nes aš jos kaip individualios šitoje būtent patirtyje, su šitu kontraktu, nes negaliu nuskaitinėti, nes tai yra kolektyvinis kontraktas, tai ne jos kaip asmeninis. Jinai tiesiog dalis to kolektyvo ir negaliu nuskaityti kaip individualios. Ir tas drakonas, jisai tiesiog sergėtojas, jisai ne kontraktas su juo, nėra kontrakto su jisai tiesiog prie tų vartų atsistojo, dėl to, kad jinai tiesiog turėjo tą kontraktą su pačiu tuo. Pragaru. Jo. Gerai. Tai dabar ar jinai yra, mes ar jos aukščiausioje aš galime paklausti, ar jinai yra pasiruošusi? Jo, pas ją yra, tas žinok, dabar laiko linijoje, pas juos visus yra, žinai, ir man rodo, žinai, kaip tai yra pin. Tie, žinai, kur žemėlapį, tas raudonas. Tai dabar yra tas taškas, kur jinai yra savo pasižymėjus. Dėl to jinai ir jauti, kad jai dabar reikia šito seanso. Dabar.
Dėl to jinai pasižymėjo va šitą va laiką ir dieną, kad šitas seansas, jie visi. Ir man rodo dabar, žinok, o Jėzus, kiek jų daug. Ir jie visi dabar atsijungia, jie jau vėl kyla. Jie daėjo, žinai, va ta sąmonė tokia, ne, kolektyvinė, jinai daėjo iki gilumos, praėjo per visus tos sluoksnius, netgi žemiau negu pragaras daėjo. Ir dabar jie visi kels. Dabar jie vėl pakilimas, jo. Gerai, tai dabar tada, jeigu jinai sutinka nutraukti tuos visus kontraktus, ar taip pat yra tas visas pragaro egregoras, ar jisai yra pasiruošęs paleisti taipogi? Čia ateina, žinok, pati to kolektyvinė ta aukščiausiasis, aš jau čia ne jos, bet kolektyvinis aukščiausiasis aš, va taip kažkokia didžiulė ten dalis. Jo. Gerai. Nes pas juos visus buvo, žinai, tam tikri įvykiai gyvenimą. Nu, tarsi, kaip iš programa, žinai, kad va dabar jie patys savo šitą patirtį susiplanavo, kiekviena ta dalis, ne, vis tiek į materiją turėjo pereiti, ne, va, kūną turėti matyti tankumą, tokį tankį, žinai, kad jie turėjo kūną šitą turėti, žinai, biorobotą ir visą kitą, kad pradirbti tam tikrus dalykus. Ir kiekvienas iš jų turėjo užprogramuotą tam tikrą patirtį praeiti. Kaip, žinai, kaip jie visi vienu metu susijungsta su tuo apatiniu pasauliu, žinai. Jo, dabar visi, žinai, jie ir jinai tenai stovi, jie visi tokiu ratu. Tos visos sielos, tos subtilūs tie kūnai, jų, žinok, labai daug. Tiesiog labai, labai daug. Ir jie visi atrodo susikibę. Tai su visa ta sąmonė, jo. Gerai, tai dabar tada pasižiūrėk, ar užsidėjo. Man ten tarp jų, žinai, tokias, nu, kaip pačių tos jos, žinai, kolektyvų, tai tokias geometrinės figūras piešia ir tarsi juos visus įstato į tokius kaip merkabą, žinai, visas tas kolektyvas, kad jų dažniai, žinai, pakiltų. Atrodo, žinai, per širdies vat lygmenį ir pas ją, žinai, irgi ir struktūra pati, jinai įstatoma į tam tikrus tokius geometrinius struktūras tokias. Tas kontraktas irgi pas jų, kaip žinai, kaip tie teisėjai rodo, galaktikos taryba kažkokia, uždeda tokį štampą, kad viskas išlaisvintas, užbaigta. Gerai. Tai dabar tada... Ir tas portalas irgi, va dabar su tuo drakonu, jisai užsiveria. Ir visi kiti portalai, kurie buvo atverti, jie irgi užsiveria. Aktas, jisai susijungt turi su Akašos įrašais, čia įrašas turi būti. Padarytas, paliktas, jį negalima deginti, nes tai yra tokia, nu, patirtis, kuri... Svarbi pačiai galaktikai. Jo. Tai tas, vat, ta knyga, kaip kontraktas, jo dažniai persikoduoja dabar. Ir ta patirtis, jinai susijungia su Akaštos dabar įrašais.